Trumpai papasakosiu kelias taisykles ir dažniausiai pasitaikančias klaidas logotipo kūrime tam, kad dizaino iššūkyje pavyktų kurti tikslingiau geriau ir išvengti tų klaidų, kurios pasikartoja dažniausiai. Tai pirmoji taisyklė. Parink tinkamą logotipo tipą. Tikriausiai nepaslaptis, kad logotipas nėra taip tik vienas darinys. Jų yra skirtinguose šaltiniuose nuo 5 iki 9 tipų skirtingų. Tai ekrane matote 5 pagrindinius logotipų tipus. Vadinasi, jeigu gaunate užduotį, tai pirmas klausimas, kurį turėtumėte savęs paklausti, kokio tipo logotipas geriausiai tiktų šiai nišai, antras šiai stilistikai, kuri yra nurodyta, ir atkreipkite dėmesį bei į auditoriją, kuris logotipo tipas būtų priimtiniausias, geriausiai suprantamas auditorijai, ant kur dėsis logotipas. Jeigu, pavyzdžiui, yra reikalinga sukurti sporto klubui, krepšinis vaikams logotipą, akivaizdu, jog turėtų logotipas dėtis ant marškinėlių galinės, nugarinės pusės, ant kamulio, ant kepurėlių. Vadinasi, paprastas užrašas, šriftinis, nebent jis bus labai stilizuotas, neatrodys taip gerai kaip bet kokia emblema. Todėl labai rekomenduoju atkreipti dėmesį ir žinoti, jog yra ne vienas logotipo tipas kaip standartinis, kuris dažniausiai yra suprantamas, yra ženkliukas ir yra užrašas, bet yra kur kas platesnis pasirinkimas. Antroji taisyklė. Laikykis 5 logotipo principų. Tai paprastas. Logotipas turi būti paprastas. Nereikia pridėti daug detalių, kurias sunku atspausdinti, sunku išploteriuoti, priklijuoti, išsiuvinėti. Logotipas turi būti lengvai pritaikomas ir pagaminamas ant įvairių priemonių. Antra, jis turi būti įsimintinas. Venkite daug detalių, piešinių ir panašių dalykų. Geriau yra paprastas, aiškus logotipas. Nepavaldus laikui. Jeigu stebite išraiškingas dizaino tendencijas, tikėtina sukursite logotipą, kuris už kelių metų išeis tiesiog iš mados. Geriausiai kurti, vėlgi, paprastus, įsimintinus, jokių 3D efektų, šešėlių, šešėliavimų nereikia, nes toks logotipas bus ilgaamžiškesnis. Universalus logotipas. Jis turi mažiau detalių, pritaikomas įvairiuose kontekstuose, tiek svetainėje, tiek socialinėje medijoje. Nepamirškime, jog logotipas turi būti ir gerai perskaitomas. Grafinės ertmės, kurios susidaro užrašuose, vėlgi reikėtų spręsti, kaip galėtume mes jas eliminuoti grafinio dizaino priemonėmis. Bei tinkamas. Jeigu mes kalbame apie, tarkim, angelo sparnus, priklausomai nuo stilistikos, kiekvienas logotipas gali būti išreikštas skirtingai ir pats elementas sparnai nepriduoda daug netinkamos informacijos. Viskas priklauso nuo to, kaip stilistiškai tai išspręsit. Trečia taisyklė. Įvertink kontekstą, nišą, auditoriją. Jeigu užduotis yra sukurti, kaip pavyzdžiuose matome, finansinės paslaugas teikiančios įmonės logotipą, turime labai gerai įvertinti, kaip atrodo šios rinkos nišos tendencijos. Galime imti pavyzdžius, kurie yra panašūs su teikiama paslauga arba identiški. Tai tarkim, šiuo atveju yra paimti bankai SEB, Luminor, Swedbank ir greitieji kreditai SMS pinigai, Credit, Viva Finance. Žinoma, jų yra daugiau, tačiau šie keli jau padeda susidėlioti maždaug aiškę tendenciją, kaip atrodo šioje nišoje esantis prekinės ženklai ir kokį įvaizdį jie kuria. Patikimumas, akivaizdu, yra vienas iš rodiklių ir kertinių faktorių, kurie turi būti ženkle, jeigu mes kuriame finansams skirtą logotipą. Kairėje matome pavyzdžius, kada mes išlaikome tą standartą patikimumo, profesionalumo, sukurdami solidų užrašą ir palikdami mažą bituką. Bet bitukas primena technologinį aspektą, jis turi tech įvaizdžio mažiau negu kad turi
kiti apačioje esantis variantai. Kiekvieną kartą reikia vertinti ir pavadinimo turinį. Jeigu mes sukūrėme bitutę, nes yra FinBee, kaip ir akivaizdu, reikia kurti bitutę, klausimas yra visada ne ar bitutę kurti ar nekurti, bet kokio stiliaus kurti bitutę tam, kad sukurti tai rinkos nišai tinkamą stilistinį sprendimą. Todėl būtinai vertinam kontekstą, tai nėra, kad kuriu kas gaunasi, bet kuriu tai, kas stilistiškai tinka pagal turimą užduotį. 4 taisyklė. Venk šabloninių logotipų. Tai šabloninių logotipų yra pilnas internetas. Jeigu parašysit į Google logo, jūs be abejo rasite be galo daug logotipų. Tačiau ar juos verta kelti į moodboardą ir stiebtis iki tokio rezultato? Tikrai ne. Geriausiai imti logotipus, kurie atlaikė laiko patikrinimą ir yra ilgaamžiai ir išlaikę laiko standartus. Tai pavyzdžiui, turime Virgin, NASA, Ray-Ban ir panašiai. Jie visi yra unikalūs ženklai su savitu charakteriu, atitinkantis vieną ar kitą stilistiką. Todėl tikrai verta iš jų mokytis. Atkreipkite dėmesį ir kad template'iniai logotipai dažniausiai susidaro iš ženkliukas ir užrašas. Ir tokių jų yra labai daug. Bet kada imam pasaulinio lygio, tikrai gerus prekinius ženklus, čia beveik nėra nei vieno tokio logotipo. Yra unikalūs šriftai su absoliučiai tik jiems vieniems būdingų charakterių. Yra grafiniai elementai apjungti su užrašais, ne vienas šalia kito, bet apjungti. Yra štampai, kurie irgi neša vieną ir tą pačią stilistiką, vieną ir tą pačią žinutę. Todėl labai rekomenduoju mokytis iš tų logotipų, kurie yra ne Google Images ar stokuose, bet mokytis iš pasaulinio lygio prekinio ženklų ir suprasti, kaip jie buvo sukurti ir kurti panašius ženklus. 5 taisyklė. Atskirk profesionalų logo nuo mėgėjiško. Ir žinoma, ne tik atskirti reikia, bet ir mokytis kurti. Tai logotipas turėtų atitikti 5 taisyklės, kurias mes jau aptarėme. Tai trumpai, venkite daug detalių, nenaudokite iliustracijų. Žiūrėkite, kaip atrodo kompozicija. Jie turi būti darniai derantys vienas su kitu. Nepieškite mažų piešinukų, kurių neina perskaityti. Nedėkit papildomų tekstų ir panašių dalykų. Logotipas tai yra ženklas plus pavadinimas. Geriausia, jeigu jie yra integruoti taip tarpusavyje, kaip yra pavyzdyje Amazon. Geri ženklai yra paprasti ženklai. Nepersistenkit su wow efektu, kuris netinka nei nišai, nei tendencijai, nei auditorijai, nei atitinka nurodytą stilistiką. 6 taisyklė. Venk tiesioginės prasmės simbolių. Čia jau yra labai svarbu suprasti, jog jeigu yra užrašyta namas, tai nereiškia, jog ženkle turi būti tiesioginis namas kaip iliustracija. Geriau yra ieškoti perkeltinių prasmių, apjungiant keletą simbolių į vieną, tokiu būdu kaunant kur kas autentiškesnius sprendimus. Tarkime, šiame variante tarsi ir matomas namo siluetas, galbūt ir H raidės aspektas. Čia matome apjungtą namelį su lapeliu, čia iš simbolių sudėliotas namelis, vėlgi moderni stilistika. Ir akivaizdu, jog daug elementų, nėra bendros kompozicijos, ne iliustraciniai, šitie variantai nėra tinkami ir jie netgi nėra logotipai. Tai atkreipkite dėmesį, kokią jūs prasmę įkelsite į ženklą, tai neturi būti tiesioginė prasmė. 7 taisyklė. Logotipas nėra tik simbolis. Šitą dažnai pastebiu tarp dizainerių, kada jie pradeda kurti tik ženklą, tačiau pamiršta pridėti užrašą. Tai šiame skaidrėje jūs matote logotipų evoliuciją. Apple savo užrašo atsisakė 1984 metais. Tai yra beveik po 10 metų nuo savo starto. Starbucks atsisakė užrašo praėjus nuo veiklos pradžios 30 metų. Tai mes negalime startuoti ir kurti ženklų be užrašo. Jie natūraliai pasišalina
einant metams, tada, kada įmonė tampa atpažįstama ir užrašas jai tiesiog tampa nebereikalingu. Pradžioje deriname logotipą su ženklu taip, kad jie dėrėtų tarpusavyje ir būtų tarsi neišskiriamiausi draugai. 8 taisyklė. Sek tendencijas, nekurk old school. Šį terminą gali būti, kad iš manęs girdėsite dažniau. Kur sekti tendencijas galite rasti linamas.substack.com, kur sekti dizaino tendencijas, įrašykite į search langelį tendencijas ir jums tikrai išmes šitą straipsnį. Dabar, kaip visą tai atrodo? Atkreipkite dėmesį į kaip atrodo šiuo laikmečiu rebrandai, iš kokių ženklų einam į kokius ženklus. Akivaizdu, jog einam į paprastumą, mažiau detalių, daugiau aiškumo, švarumo, gero skaitomumo, gamyboje yra daug lengviau, švaresni šriftai, mažiau detalių. Tai būtent sekimas šitų tendencijų, kokie brandai šiuo metu yra kuriami, kaip jie rebrandinasi, mums padeda suprasti ir kokie ženklai atrodo šiuolaikiškai. Kada nėra tikslo sukurti vintažinio logotipo, nesistengime jo sukurti patys to nežinodami. Sekime tendencijas, bus tikrai lengviau atlikti užduotis. 9 taisyklė. Kurk logotipo sistemą. Čia žinoma nėra privaloma, tačiau dalinuosi, jog geras logotipas labai dažnai susidaro iš ne vieno logotipo, tačiau kelių galimų variantų, iš kurių vėliau labai lengvai susiformuoja visiškai pilna identiteto sistema. Tai šiame pavyzdėje logotipas yra trijo, bet identitete galime naudoti ir žvaigždutę, ir 333 užrašą. Taip pat turime ir štampą. Lygiai taip pat trijo atsiranda maketuose kaip žvaigždutė, kaip mažas ženkliukas šioje vietoje, atsikartoja ir tam tikros žvaigždutės ar netgi elementai, kurie ir sukuria visą identiteto sistemą. Taip kad kelias link gero identiteto prasideda nuo geros logotipo sistemos. Ką matome ir šioje vietoje, kada yra užrašas su papildomu prierašu kaip sloganų, turime emblemą, turime kitokią emblemą, turime štampus ir tai yra nuostabiausias variantas, kaip kurti logotipus, kurie būtų funkcionalūs.